Labas rytas, dabar yra 6:40 ir ruošiuosi į šiandienos fotosesiją. Aš jau atvažiavau, bet kadangi šiek tiek, tariant, vėluoju, bet ir tuo pačiu nevėluoju, tai papasakosiu biškį daugiau po makiažo, kai važiuosiu į vietą fotosesijos. Pasižiūrėjau, kaip darė makiažą, pakomunikavau. Tai šiaip kodėl aš važiuoju, kai daro makiažas tiek fotostudijoje, tiek į saloną. Vien dėl to, nes maži dalykai sudaro visą profesionalumą. Tai lygiai tas pats yra ir čia, kad aš atvažiuoju ir man tiek klientui yra fainiau, kai aš dalyvauju tiek pasiruošime, nors jau sudeginu savo laiko, bet tai parodo profesionalumą, kad aš atvažiuoju, skiriu laiką, bendraujam, kalbam, jeigu ir kartais, tarkim, klientas būna nekalbus, tai tokiu atveju tiesiog, kad aš būnu, jisai jau jaučiasi jaukiau. Taigi. O pas mane gale yra lempa, fresnė lenzas ir dar stovas, lėkiu dabar anksčiau pasistatyti lempas visas į vietą ir važiuosiu, varysim fotkinti. Jau po fotosesijos, tai šiaip viskas labai puikiai išėjo, buvo labai iš tikrųjų faina ir šiaip tuo pačiu ir įtempta kažkiek fotosesija, bet buvo labai faina dirbti. Tai tokia buvo viena iš mano šių metų norų padaryti fotosesiją biliardinėje ir pagaliau aš tai išpildžiau. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi tą fotosesiją, jau nekantrauju pamatyti, kaip atrodo galutiniai kadrai. O mes tada susimatysime realiai kitą ketvirtadienį. Vėl grįšiu su nauju vidosiuku. O noriu priminti, kad galite peržiūrėti ir pasekti mano asmeninį, tiek fotografijos Instagramą, bei palaikinti, pakomentuoti ir pasekti šį kanalą, jog kuo daugiau ir daugiau matytumėt mano video ir aš galėčiau toliau tobulėti. O dabar atsisveikinu iki kito ketvirtadienio. Čiau!